Kodėl versle svarbu žmogiškumas ir tikrumas? Aš esu iš tų žmonių, kurie labai vertina tas darbovietės, kur gali būti savimi ir be kaukės. Tai yra būti tikru. Žinoma, tai nereiškia, kad turiu viską pasakoti kolegoms apie save ir savo gyvenimą. Tai tiesiog reiškia, kad vertinamas žmogus ir norima sukurti atmosferą, kuris jaustųsi laisvas. Manau, kad tai yra be galo svarbu ir nuo to priklauso produktyvumas ir efektyvumas darbe. Kai jautiesi nevertinamas, nesuprastas ir privalai užsidėti kaukę, kad išliktum, tuomet norisi kuo greičiau bėgti iš ten, nes tokiais momentais motyvacijos ir noro pasilikti nelieka, nes tu tampi tiesiog mažas sraigtelis verslo mašinoje ir nebeturi galimybės nieko pakeisti, nes tik vadovas gali diktuoti, kaip variklis toliau turi suktis verslo mašinoje. Ir jeigu tau nepatinka, tai nepatinka, jam tas pats. Tai mano pati didžiausia pamoka, kurią išmokau dirbdamas skirtingose įmonėse. Verslui nerūpi žmogus ir jo nuomonė, nes yra strategijos ir planai, kuriuos reikia įgyvendinti, ir link to bus judama, nesvarbu, ką apie tai manys ar sakys paprastas darbuotojas. Štai toks yra verslo pasaulis. Norėtųsi tai pakeisti, tačiau tai sunkiai įgyvendinama užduotis, nes toks pasaulis jau gyvuoja daugybę metų ir visi prisitaiko. Bet aš esu iš tų nedaugelio žmonių, kurie svajoja tai pakeisti. Norisi ateityje, kai įgysiu daug skirtingos patirties, sukurti verslą, kur svarbiausias bus žmogiškumas ir tikrumas. Manau, tam tikslui įgyvendinti gali reikėti 10-15 metų, nes turiu dar įgyti daug patirties, dirbdamas skirtingose įmonėse ir stebėdamas, kaip vyksta verslo procesai ir kokios yra vertybės versluose šiuo metu. Jeigu noriu kažką pakeisti, pirmiausia turiu pilnai suprasti, kaip vyksta procesai versluose šiuo metu ir išsiaiškinti priežastis, kodėl taip vyksta. Apibendrinant, verslas šiuo metu fokusuojasi į save. Savo tikslus ir žmogiškumą bei tikrumą dažnai nustumia į sąrašo galą savo vertybių sistemoje. Arba išvis jų neįtraukia, nes tai neturi jų nuomonė jokios naudos, nes juk svarbiausia pelnas. Aš turiu kitokią nuomonę ir manau, jog tai svarbu tam, kad įmonėje dirbantys žmonės jaustųsi pilnaverčiai ir laimingi. Čiau.